Rytas dykumoje toks pat tylus kaip ir naktis. Vėl saulė aukštai ir laikas į kelią. Išlydėdami toregai primiktinai siūlo laiko patikrintus sprendimus, kaip saugotis nuo kaitros. Priimu. Smalsu. Negaliu teigti, kad toks galvos apdangalas neveikia. Atvirkščiai. Išties ženkliai gaiviau. Bet kaip bebūtų, ne kupranugariu jojo. Bendras saugumas važiuojant motociklu vienareikšmiškai svarbiau. Nemaža kelionės dalis jau įveikta ir dabar mano kryptis yra vakarai, o geografinis tikslas – Atlanto vandenynas. Išdžiūvusių upių vagos ir oazės po truputį signalizuoja apie tolimą nuo sauso Saharos karščio. Aštrūs akmenys, kalnai primena, kad sudėtingoji kelionės dalis dar nebaigta. Vos pasiekiu šiokią tokią civilizaciją, jie iš karto pasireiškia dosnumu ir patogumais. Pasirodo, turiu techninę bėdą, apie kurią sužinau tik įvažiavęs į miestelį. Bet miestegi viskas sąlyginai paprasta. Net Maroke. Nieko labai ypatingo. Kiaura padanga ir tiek. It's open. Yes. Me task Michelin. I have Michelin diesel, but for you. Turint omeny, kad veiksmas vyksta pakankamai vidury niekur, tai vietiniai išties neblogai pasiruošę. Turi viską, ko reikia, kad kuo greičiau grįžčiau į kelią. Thank you so much. I wish you good luck. See you next time. Allah wabqa billah. Kad jau techniniai niuansai nutiko tarp žmonių, o ne kažkur toli dykumoje, priimu kaip ženklą. Jo gyvenimas šį kartą problemą nusprendė išspręsti už mane. Dėkoju ir vis primenu savo, kaip svarbu yra pasikliauti. 10 rytas. Jis kitoks, nes paskutinis man keliaujant toregų keliais Maroke. 2500 kilometrų smėlio, karščio, dykumos, akmenų, kalnų. Jau už manęs. Kaip ir priklauso, paskutiniai kilometrai techninė prasme nebūtinai nors kiek mažiau sudėtingi. Bet nesvarbu, nes jaučiu, kaip po truputį jau prasiskarbia gaivinanti Atlanto visuma. Važiavimas motociklu yra gėris. Kelias visuomet atveda į dabarties tylą, o čia gyvenimas man skleidžiasi labiausiai. Dažnai atsakymai ateina net neuždavus klausimų, o viską, kas nepriklauso, paleidžia lengviau. Tinkas.